Labas rytas. Žodžiu, buvom tokioj vietoj, va. Įsikūrę tarp kopų. Va ten va yra už kopų jūra. Ir va tokioj va vietoj mes įsikūrėm. Pristatymas. Šešta diena. Kam tą akį primerki visada, kai kamera žiūri, atrodo, kad tau kamera akį išlups, išdegins. Vėjas, pačiai kamera pažiūri, iš karto vėjas ją įsupač į akį visas. Šiaurės jūra. Ir mes miegojom nelegalai, pasislėpę tarp kopų. O čia bus vėjas. Gerai, kad mes pasiruošę šiaurės žmonės. Artinasi nemaža audra nuo jūros. Tikriausiai neišvengsim, nes jos atrodo labai stipriai artėtų. Reikia bėgti, jau artėja labai stipriai. Labai didelė audra, labai. Gavom šiek tiek lietaus. Pabėgom į kopas, užuovėjas. Įnešė mus vėjas į viršų. Dabar jau aprimo. Dar šiek tiek palauksim ir jaučiu eisim toliau. Baigėsi lietutis, grįžom į savo trasą, paplūdimį. Tai pasikeitėm batus. Vieni batai čia, mano batai čia. Kadangi peršlapo batai kiaurai, pasikabinau ant kuprinės, kad išdžiūtų. Pėdinam toliau. Dabar turim tik 5 km įveikę, nes labai susistabdėm su lietaus, o dabar yra be 20:11. Tai šiandieną bus labai ilgas žygis. Šiaurietė Bastūnė. Ėjom pagal paplūdimį, bet teks apeiti per šį tiltą ten toli, kur yra. Nes kitaip neina eiti.
pereisim tiltą ir grįšim atgal į paplūdimį. O čia turim tualetą, reikia nueiti į parduotuvėje. Nusipirkome daržovių, nusipirkome bulkyčių, nusipirkome energetinio, nes mes jau miegam. Nusipirkome arbatos. Kramsnosime stiksus eidami. Čia tokia dešrytė ir snikerių su vienu marsiuku. Ir už viską sumokėjome. Galiu pasakyti zlotai. Čia ne zlotai, jeigu ką, čia yra daniška krona. O, to 108 padalinti 8. Maždaug 18 eurų. 18 eurų. Čia apsipirkome pigiau. Žiauriai pigiai, čia taip pigiai nebūna. Ir visai šauniai. Na ką, mes dabar valgysime kaip bomželiai. Nes esame prie parduotuvės. Nu gerai, valgom. Bono apetito, kaip sakoma. Arba tiesiog skanaus. Tai va, nu, mes nemėgstam tokių dalykų, kur yra viskas jau padaryta, sukurta, už mus suplanuota. Ir tai, ne, mes savo kelius daromės, mes savo takus. Ir einam tenais, kur mes sugalvojam. Pavyzdžiui, einam Daniją. Ir eidami Daniją supratom, kad iš tikrųjų Daniją greičiausiai nieks net nein. Čia tik dviračiai važinėja. Nes žmonės pamato mus einančius, tai pasižiūri. Mašinom sustoja. Su mašina net sustoja pasižiūrėti, jos žygeiviai eina Danijoje. Nu, mum taip atrodo, gal taip ir nėra, bet aišku, liukso pakelia vienas kitas, tai jau motyvacijai šiek tiek, kad tipo žmonės užskaito, kiti mes judam, mes kažką darom. Kiti žmonės, kurie nesupranta ir to nedaro, sakytų, debilai, eina jie, netur ką veikti. Aišku, kad turim ką veikti, mes visi turim ką veikti, mes esam dirbantis, išnaudojam savo atostogas taip. Jau pėdinam po biškį iš miesto, iš miestelio, per kopas prie jūros. Nes mum patinka eiti palei jūrą, o ne kažkur. Ten tom gatvikėm, asfaltuotom, zigzagais visaip ir panašiai, o čia tiesiai palei jūrą. Tai apėjom tik tais tiesiog, nes ne apėjom per tiltą. Nes nėjo kitaip tiesiai eiti, nebent būtumėm plaukę. Sekėmės. Einam palei jūrą. Ir pagalvojom, kad mūsų elektra, mūsų visi powerbankai yra išsikrovę visiškai. Tai realiai yra telefonai pakrauti. Nebepilnai, kamerikė pakrauta kažkiek tais dar, bet jau elektros nebeturim. Tai mūsų planas šios dienos yra nueiti ir permiegoti šiandien tokiam kaip, nežinau, pavadinti namelis, kaip namas, kaip ar kažkas, žodžiu, kai nueisim, paprodysim. Bet tenais būsim, tai mūsų tikslas viską pasikrauti, išsimaudyti, aišku, nusiprausti, išsiskalbti, žodžiu, atsirefreshinti ir toliau judėti. Tai mūsų šios dienos toksai tikslas yra. Ten pasieksim tikriausiai 23 valandą vakaro arba gal 12. 12 galbūt ateisim tik tais. Bet mums nesvarbu, mums svarbu yra elektra. Na, aišku, ir drabužius išsiskalbti ir išsimaudyti. Aišku, kiti dabar galvoja, to ką mums reikia ten gyventi, ten namelį, ten krautis ir taip toliau, jų gali degaliniai pasikrauti, dar kažkur. Taip, teisingai mes galėtumėm, bet
mes neturim laiko laukti, kol pasikraus, nes mes per parą einam po 14-15 valandų, tai mums jau poilsio yra mažai. Mes dar kol pasistatom, kol įsirengiam, kol ryte atsikeliam, mūsų laikas dega, mes pamiegam po 6 valandas ir mažiau. Čia daugiausiai 6 valandas, tai pamiegam dar ir mažiau. Tai dėl to ir, kad miego metu mes viską krausimės ir mes pailsėsim ir, žodžiu, taip daug geriau. Tai va. Labas vakaras. Labas vakaras. Oi, kaip gražiai moki. Po tokios dienos dar reikia patalynę užsivilkti pačiai. Tai ir kažkas baisaus. Kiek nuėjom? 44 kilometrus. Nuėjom 44 kilometrus, atėjom į namelį ir dabar reikia... Tiesiog yra labai sunku iš lovos išlipti, dėl to tai dirbu. Dirbu. Tai va, tokiam namelį savo gyvensim, miegosim lovytėje šį kartą, išsimaudėm, išsiprusėm, išsiskalbėm. Išsidžiaustėm. O dabar ruošimės patalynę ir eisime miegoti. Saldžių sapnų gal ryte parodysim, kaip tas mūsų butas atrodo. Labanakt. Labanakt.